Pavyzdžiui, žmogus nusprendžia, nuo šiandien aš esu sportuojantis žmogus, va dabar imsiu ir sportuosiu. Jisai nusiperka gerą sportinę aprangą, naujausius kėdus, išmanųjį laikrodį, gerą gertuvę, sporto abonementą metinį ir taip toliau. Tas žmogus dar greičiausiai nekartų nebuvo sporto klube, bet jis jau pradeda aplink save statyti naujos tapatybės ženklus. Symbolic self-completion teorija nagrinėja būtent tai, kaip žmogus elgesiu, objektais ar kažkokiais daiktais sutvirtina jam svarbę, bet dar ne visai tvirtą tapatybės dalį. Ir čia atsiranda viena nuostabi marketingo psichologijos problema. Verslai dažniausiai galvoja, kad jie konkuruoja produkto kategorijai. Tai yra automobilis su automobiliu, sporto klubas su sporto klubu ir taip toliau. Bet jeigu suprantame, kad produktai konkuruoja ne tik funkcijomis, galime įtarti, kad žmogaus galvoje konkurencija vyksta platesniu masteliu. Sporto klubas gali konkuruoti su kitais sporto klubais ir bet kuo kitu, kas suteikia žmogui tą kontrolės ar gyvenimo tvarkos pojūtį. Ekologiškas limonadas gali konkuruoti su bet kokiu kitu pasirinkimu, kuris leis žmogui pasijusti sąmoningu ir nuosekliu savo vertybėms. Ir būtent todėl yra taip sunku parduoti produktą vien tik funkcijomis. Nes funkcija atsako į klausimą, ką šitas daiktas daro, o žmogus ieško atsakymo, ką šitas pasirinkimas apie mane pasako.